Akme grupėje darbas nėra tik darbas. Tai yra iš tikrųjų ir galimybė augti, tobulėti, dalyvauti įvairiausiose projektuose. Svarbiausia, kad čia idėjos nelieka stalčiuose. Tu gali jas įgyvendinti ir visada yra palaikymas, ir pasitikėjimas, ir laisvė. Tai yra mūsų tiesiog įmonės vidinė kultūra. Nėra daug tokių įmonių, kur tos vertybės taip yra ne tik tai teoriškai, deklaruojamas, bet ir viduje jos jaučiasi. Ir tie žmonės, visi tokie, jie turi kažką bendro, nors ir skirtingi visi yra. Jungia mus tas sunkiai apibrėžiamas akme genas. Gali dirbti čia tik tai tada, jeigu jį turi. Ir šiaip visi, iš tikrųjų, tai yra bendras dalykas mūsų atvirumas, pasitikėjimas, gera nuotaika. Taip pat, jeigu tau reikia pagalbos, visada bus kas ištiesia pagalbos ranką. Man nėra taip, kad, pavyzdžiui, aš nenoriu eiti į darbą ir po atostogų tikrai noriu grįžti. Visada smagu yra prisidėti prie įvairių švenčių organizavimo, prie, tarkim, kažkokio papuošimo ar idėjų generavimo, dovanų generavimo. Iš tikrųjų yra tas pas mus komandiškumo ta dvasia ir tikrai dirbu toli gražu, ne vien tą tokį, kaip čia pasakyti, sausą galbūt administracinį darbą, bet iš tikrųjų ir daug to kultūrinio ir kūrybinio tenka. Tai tas yra labai smagu, džiaugiuosi ir iš tikrųjų tą savo dalelę kūrybiškumo panaudoju ir darbe. Pradėjau dalyvauti ir padėti ruoštis pirmai tai mano jau gerų darbų mugei ir viskas nuo to užsikrėčiau, nes ten tiesiog kaip virusas kažkoks geras, tu prisidedi, matai iš tas degančias kolegų akis, matai iškart rezultatą, kaip ta mugė vyko, kiek įsitraukė, kiek surinkom pinigų ir viskas net nebuvo klausimas, kad aš nedalyvaučiau. Aš dalyvavau tuomet tiesiog kaip savanorė ir prisidėjau prekiavom bagažinių turgui, tai pamatyti tą visą kiekį žmonių susijungusi dėl bendro tikslo ir tiek darbuotojų visi taip gerai nusiteikę, gera nuotaika. Žodžiu, tikrai buvo wow, pakili nuotaika ir labai gera emocija. Aišku, nelabai dar supratau tuo metu, kiek ten reikia įdėti pastangų paruošti tą mugę. Viskas atrodė taip kažkaip sudėliota, sustyguota. Ir tiesiog sužavėjo tas bendruomeniškumas ir atsakomybė. Man dalyvavimas tokiose iniciatyvose jau savaime yra dovana, nes aš vienu metu galiu patirti ir tą džiaugsmą, ir dėkingumą. Ir iš tikrųjų visi norim būti reikalingi, daryti kažkokius naudingus dalykus, ar ne? Matyti, kad kuriam kažkokią vertę. Ir čia ir yra galimybė, tiesiog įmonė ir bendruomenė suteikia tą galimybę kurti, suteikia to pasitikėjimo ir tos atsakomybės ir darome mes pokytį. Gali paliesti ir savo ne tik profesinius kažkokius dalykus, bet ir žmogiškasias vertybės. Bendruomeniškumą, atsakomybę, tą tiesiog auginam gerumo raumenį per savanorystę, per įvairias iniciatyvas. Vienos nelabai galėčiau išskirti, nes tos iniciatyvos jų buvo ir yra vis dar daug ir labai įvairių. Ir yra kai kurios mažos iniciatyvos, kurios padarė didelį pokytį būtent tai organizacijai. Bet šiaip, jeigu taip apibendrinant, galėčiau pasakyti, tai labiausiai paliečia ir tokią šilumą palieka, kai tu pamatai, ką realiai už tą paramą mūsų suteiktą ar ne organizacija padarė, ar įsigijo, arba kur nukeliavo tie pinigai. Ir kai tu gauni tą grįžtamąjį ryšį, yra tekę dalyvauti kelis kartus gyvai, tarkim, kur pristato mums, kaip mūsų ta parama palėtė, tai iš tikrųjų yra tas nenusakomas jausmas. Nes daug yra iš tikrųjų tokio administracinio darbo, derinimo, popierizmo. Ir tai yra toks kaip apdovanojimas, kai tu supranti, kad kaip svarbu, kiek daug žmonių palėtė mūsų ta iniciatyva. Kelis metus dalyvavau gerų darbų veikloje, tai tikrai aktyviai prisidėdavau, žinau, kaip ta virtuvė atrodo iš vidaus. Ir kai iškilo tas klausimas, kad reikia naujo vadovo, tai žinoma, aš nebuvau ta, kuri pakėliau ranką ir sakau, kad aš noriu, bet kaip ir sakau, mano kolegės iš gerų darbų, jos tiesiog mane padrąsino ir paskatino ir labai motyvavo. Jos tikėjo manim ir iš dalies
dėl to jų tikėjimo aš patikėjau savimi ir nusprendžiau to imtis. Taip pat buvo palaikymas ir iš mūsų globėjų, kas yra iš valdybos, iš vadovų, tai irgi jaučiau visada palaikymą tame ir galiu visada kreiptis patarimo, kažkokios motyvacijos ar mentorystės klausimais. Žodžiu, nesu aš palikta viena, turiu puikią komandą, tai tiesiog aš džiaugiuosi, kad priėmiau tokį iššūkį ir tikrai nėra tikrai labai lengva, būna etapų, kai tikrai yra labai užimtas laikas, daug darbo, reikia daug kur dalyvauti, bet viskas atsiperka tiesiog matant tą rezultatą. Darbas darbu, bet geri darbai tai yra, sakyčiau, toks gal kaip sportas. Visada reikia kažkokio papildomo laiko ir pastangų, bet labai gerai jautiesi po to. Tai čia irgi panašiai. Iš tikrųjų, po tų gerų darbų tu jautiesi kaip paauginęs tą savo raumenį gerumo ir turi tiesiog papildomai ir energijos, ir motyvacijos.